Labą dieną. Šiandien sveikinuosi su Edita Senku-Šimkute. Labai įdomia, kaip sakyčiau, ir asmenybė, ir moterim, ir apskritai užvedančia, nes pati Edita yra DAO praktikų instruktorė. Tiesiog surinkus ne vieną renginį, dėl to man pasirodė labai įdomus žmogus. Dabar galvoju, prieš kiek metų, gal Edita pati pasakys, pirmą kartą man buvo labai įdomu, kai jinai surengė moterų tokį sambūrį didžiulį, kad būkim be liemenėlės, dabar neatsimenu tikslaus pavadinimo, bet tai buvo viena iš šios iniciatyvų, tikrai, apie kurią plačiai rašė ne vienas žurnalas. Ir kas mane labai sudomino, ir ačiū Editai, kad sutiko pakalbėti, tai yra apie badavimą. Todėl, kad paskutiniu metu tikrai sulaukiu nemažai klausimų ir badavimas, kaip matau, vis populiarėja. Ir štai mūsų tema sąmoningas badavimas, ar tikrai verta, ar tikrai man to reikia, nes tema, kaip sakau, jinai vis kuo toliau, tuo labiau kaip ir darosi aktuali, bet kaip ir su visais kitais dalykais. Klausimas, ar tikrai verta nerti tą badavimą ir apskritai, kas yra badavimas. Pradėkime nuo to sąmoningas badavimas, nes labai dažnai netgi minim, kad protarpinis badavimas, kaip irgi ten 36 valandos, jis irgi jau yra badavimas. Tai kaip, Edita, yra iš tikrųjų su tuo sąmoningu badavimu? Ar tikrai verta pradėti ir apskritai, kas tai yra? Na, visų pirma, kad sąmoningas badavimas, jis gali būti labai skirtingos trukmės. Ir apie tai, ką tu dabar kalbėjai, kad badavimas populiarėja, tai didžiaja dalimi populiarėja protarpinis badavimas, kurį aš dažniau vadinu iš tikrųjų protarpiniu nevalgymu, nes vis tiek gaunasi, kad kasdien valgai, tik tai tas valandas skaičiuoji, net jeigu ir nevalgai 24 valandas, vis tiek būna pojūtis, kad tu kiekvieną dieną valgai, nes taip ir gaunasi, kad pavalgy vieną dieną ten 2 valandą dienos ir paskui kitą dieną vėl 2 valandą dienos valgai. Tai man tai didžiaja dalimi yra tapę normą, kartais valgau 2 kartus per dieną, tai labai klausau savo kūno. Bet, sakykime, paskutinius mėnesius, taip aš esu vėl grįžusi prie to, kad valgyti ten 1, 2, maksimum 4 valandas per dieną, visą likusį laiką vėl nebevalgyti iki kitos dienos. Ir aš to net nevadinu badavimu, aš tai vadinu tiesiog didesniu nevalgymu langu. O tai, ką aš vadinu sąmoningų badavimu ir ką aš atkreipiu dėmesį, tai šitas rytis, ji kažkiek populiarėjanti, bet ne tiek kaip protarpinis nevalgymas, nes daugam tai irgi tampa norma, jie dėl svorio reguliavimo labai puikus instrumentas protarpinis badavimas, bet aš daugiau noriu kalbėti apie sąmoningą nevalgymą, kada mes nevalgom 3, 5, 7 dienas, kad tame yra dar daugiau naudos ir visai kitokios. Jeigu kalbam apie protarpinį badavimą, dažnam žmogui, dažnai moteriai būna akcentas, dėl svorio reguliavimo, noriu būti lieknesnė ir tai yra puikus instrumentas. Jeigu mes kalbam apie tos tokius ilgesnius badavimus, niekada neturėtų būti vedimas iš to, kad aš noriu sulieknėti ir štai aš dabar badausiu 5 dienas. Kodėl neturi būti tokios logikos? Todėl, kad pirma, kada mes badaujam tokį ilgesnį periodą, normalu, kad mes negauname kalorijų, mūsų svoris nukrenta, bet kai mes pradedam valgyti per artimiausias 2, 3, maksimum 4 savaitės, tas svoris sugrįžta į normalų, kuris prieš tai buvo. Jeigu mes paskui pereinam į protarpinį nevalgymą ir turėjom kažkokio tai papildomo svorio, tai mes su protarpiniu nevalgymu galim toliau reguliuoti, kad tiek daug nepriaugtų arba kad toliau tas svoris kristų ateityje. Bet šiaip badavimo jo kita esmė, jo yra esmė detoksikuoti organizmą, tai yra leisti mūsų kūnui, kad vidaus organai pailsėtų, padėti organizmui visam valytis, nes mes nuolat valgom, ypač kurie žmonės yra pasirinkę variantus valgyti kas 4 valandas, man tai protu nesuvokiama, bet yra kas tai propaguoja, tebūnie, nieko nesakau, nesmerkiu, man priimtinesnis protarpinis nevalgymas. Tai sakykime, mes visą laiką apkraunam kūną, kad jis nuolat virškintų, nuolat veiktų.
tiek žarnynas, tiek visi mūsų pagrindiniai virškinime dalyvaujantis organai. Kai tuo tarpu, kada mes einam į nevalgymą, kūnas pereina į kitą būvį. Pirmosios 2 dienos yra sunkesnės, todėl žmonės sako, oi, tai protarpinis nevalgymas, jo aš esu bandžius, viskas tvarkoj, o vat ilgesnis, tai jau ne, tai man čia rankos drebės, galvos skaudės ir taip toliau. Jeigu žmogus eina į tokį vat nevalgymą stresiniai būsenoje, sakykime, nepavalgo dieną ar ilgiau dėl to, kad yra daug darbų, yra įtampos ir jis nuolat lekia bėga, taip, tada jisai jausis prastai. Jeigu jis eina lėtuoju žingsniu, integruojant meditacijas, mankštas, jisai žino, aš savo protą nuteikia, aš pasirinkau dabar nevalgyti dieną, 2, 3 ir aš tai saugiai įveiksiu, nusiteikimas jau labai daug ką gali. Jeigu mes įeinam dar labai teisingai į tą visą nevalgymą, tokį ilgesnio laikotarpio, kada darome žarnyno valymą, klizmą, vėlgi ateina tas efektas, kad aš valgyt kaip ir nenoriu. Todėl, kad išsivalius klizmą, išsivalius žarnyną, pasidarius klizmą, tai būna visada tas toksai momentinis, kiek aš esu ir 10 dienų badavimus, pavyzdžiui, ten, kad ir kokią 8 badavimo dieną, liktai jau noriu valgyti, gal jau reikės išeidinėti rytoj iš badavimo, pasidarai klizmą ir tada kitą dieną, ne, jaučiuosi taip pat kaip ir vakar, nei geriau, nei blogiau, tai dar pabadaukim dienelį. Tai yra įdomus tas momentas, kur žmonės jie tarsi praleidžia šitą dalyką pro akis, kad, ne, tai aš jeigu jau badausiu, tai tikrai aš žarnynui nieko nedarysiu, čia jis savaime turi valytis. Deja, tai, ką aš matau tiek pagal save, tiek pagal kitus žmonės, kuriem padedu eiti į sąmoningą badavimą, tai tą dalyką matau, kad nustojam valgyti, nustojam tuštintis. Ir sakyčiau, kokie 80% atvejų taip ir bus. 20% aš palieku tiem stebuklingiem žmonėms su nuostabia peristaltika, kurie kakoja 7 dienas badaudami kiekvieną dieną, bet tokių aš esu girdėjus vienetus, nebent dar tokių, kur sako, aš išgeriu laisvinamosios arbatos badaujant ir man jis suveikia, tai man irgi toks būna, wow, tau suveikia, kaip fainai, kokia nuostabi tavo peristaltika. Bet iš esmės dažniausiai žmonės netgi ir susidomi tuo pačiu badavimu, dėl kad jie jau turi kažkokių virškinimo problemų, yra normalu, to prasme, mes daugelis turim kažkokią problematiką, nebūtinai užkietėję viduriai, bet gali būti ir maisto netoleravimas, ir alergijos susijusios su visų mūsų žarnynu, ir kaip mes maistą pasisavinam, kodėl mes nepasisavinam maisto papildų, kuriuos vartojam, dėl kad žarnyno sienelės jos pernelyg apsivėlusios mūsų turiniu, gliutenas, karvės pieno produktai, jie trikdo tik tai mūsų dar labiau žarnyno veiklą, bet žmonėms būna sunkoka atsisakyti tam tikrų maisto produktų, bet to gali būti labai įsisenėjusios problemos, nes, pavyzdžiui, aš sąmoningą badavimą integravau į savo gyvenimą prieš 10 metų, bet nereiškia, kad aš prieš 10 metų pabadavau porą kartų ir viskas, aš dabar sveikai maitinuosi, tai neturi būti jokių visiškai problemų. Jeigu mano problemos su virškinimu prasidėjo dar kūdikystėje, nereikia tikėtis, kad būnant ten 20 kelių ar dabar jau virš 30, kad mano virškinimas bus toks pat kaip pas visus kitus, kurie niekada nėra turėję virškinimo problemų. Ten susiję ir su gerosiom žarnyno bakterijom ir taip toliau. Tai kad atstatyti mūsų visą veiklą, aš įsitikinau per daugiau nei vieną kartą, kad tokie pabadavimai su žarnyno valymais, paskui gerųjų bakterijų kursų gali padėti labai gražiai restartuotis. Be abejo, atkreipiu dėmesį, kad tuo nepiknaudžiauti, tai nėra tas pats, kas protarpinis nevalgymas, nereikia ten kartą į mėnesį daryti po 7 dienas nevalgymų ir klizmų seriją, į visą tai žiūrėti tikrai atsakingai ir sąmoningai ir išmaningai. Tai dabar ir tas klausimas man iš karto kyla klausant, tai kas kiek laiko vis tik reikėtų daryti sąmoningą badavimą, kaip suprantu, kas mėnesį, ne? Iš tikrųjų, aš pati turiu tokią labai įdomią patirtį,
Turbūt teko, kas klauso, girdėti vieną iš pradininkų badavimo, Polį Bregą, ir jo knyga man pateko, aš dabar gal turbūt dar paauglė buvau, kai pateko į rankas, ir aišku, aš pradėjau, prisiskaičius, pradėjau badauti 3 dienas, 5 dienas, tik tai buvo labai daug klaidų pridaryta, nes nebuvo įėjimo į badavimą ir nebuvo išėjimo, bet aišku, kadangi buvau jauna, atsistačiau, bet irgi pajaučiau daugiau problemų nei kad naudos. Tai vėlgi žinoti, kaip tą daryti, kaip išeiti, kaip būti ir kiek kartų per metus turbūt, turėčiau klausti, nes vis tiek mes metais matuojam, pas mus tokie matai, kiek kartų per metus pati rekomenduotum daryti sąmoningą badavimą ir po kiek dienų, nes man irgi iš karto klausimas, tai ar 3, ar 7, ar 10, kiek, nes labai populiarios dabar stovyklos yra savaitgalinės. Kai tiesiog važiuoja, pradeda namuose, gauna namų darbus, sakykime, 2 ar 3 dienas pasiruošia žmogus savarankiškai, tas pasiruošimas tai būna, ką jisai turi valgyti. Ir atvažiuoja į stovyklą, būna savaitgalis, tai dažniausiai penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, tai jau 3 dienos jau šito jau pagrindinio badavimo ir paskui išvažiavus irgi gauna meniu, nuorodas, tai kaip turėtų toliau išeiti savarankiškai. Tai kaip iš tikrųjų, kokia pačios nuomonė? Viskas priklauso nuo badavimo trukmės. Jeigu žmogus pasirenka badauti ten 24 valandas ar netgi 8 valandas, jisai tai gali daryti kur kas dažniau, nes tokie trumpi pabadavimai, jie nereikalauja žarnyno valymo ir paprastai, tas 1-2 dienas galimai suveiks ar ten laisvinamoji arbata, ar epsom druska, ar tiesiog magnio didesnį kiekį išgėrus. Galimai tas tuštinimasis suveiks ir žmogus tiesiog turės ilgesnį tarpą nevalgymo, kurį gali taikyti, kad ir kiekvieną savaitę ar netgi porą kartų į savaitę. Kaip sakau, man šiuo metu pavasarinius toks detoksas, aš esu nusiteikusi didžiąją laiko dalį savaitės propaguoti tą 1 kartą į dieną valgymą. Bet jeigu mes kalbam apie ilgesnius badavimus, tai vėlgi dažniausiai būna taip, kad žmogus sako, tai aš bandysiu 2-3 dienas, nes manau, kad ilgiau tikrai ne, kad man bus sunku. Turiu atkreipti dėmesį, kad 5 dienos badavimo yra daug lengvesnės negu 3. Tai reiškia, kad maždaug 2-3 dieną mūsų kūnas pereina į kitą, toks virsmas įvyksta, į kitą etapą pereina ir mes nebesijaučiam kažkaip tai silpnai, o kaip tik jaučiame tokį kūne stabilumą, tarsi organizmas jau adaptavosi prie to, jog mes nevalgome ir jis nustoja reikalauti, nes pirmasis 2 dienas tai tas ir rankadrebis, ar tas noras valgyti, jis gali būti grinai iš to, kad mes pripratę ir kai kažką tai, ką esi pripratęs nubrauki, tai tuoj pat jautiesi kažkaip prastai. Atkreipiu dėmesį, kad žmonės, kurie geria kasdienybėje kavą ir sako, aš dabar pradėsiu badauti ir kai pradeda badauti, skundžiasi galvos skausmu. Tai dažniau, nors sakyčiau, didžiąją dalim, daug dažniau galva skaudės tiem, kurie iki tol gėrė kavą, nes jiem vyksta kavos abstinencija kartu paraleliai su to badavimu. Žmonės, kurie priklausomi nuo saldumynų ir net ir valgydami atsisakė savaitę laiko saldumynų, skundžiasi, kad jiems skauda galva, kad jie blogai jaučiasi, jiem lomkės, kaip reikia kažko saldaus ir jie tada stebisi, kad kodėl vienam, kuris ėjo badauti, jautėsi puikiai, o aš jaučiuosi kažkaip tai ne taip šauniai. Tai jeigu šitos 2 dalykus eliminuoti iš anksto, kava ir saldumynai, tai daug sklandžiau bus ėjimas į tokį ilgesnį badavimą. Tai į tą atkreipiu dėmesį. Supratau. Ir jeigu mes norim tiesiog kažką pabandyti, dėl ko, pavyzdžiui, aš pati, kada organizuoju savaitgalinės, organizuoju sąmoningo badavimo stovyklas, dėl kad žmogui yra patogu, kad nereikia imti atostogų ir atsiriboti visiškai nuo savo šeimos ilgam laikui, bet tai dažniausiai būna startas. Ir aš pastebėjau, kad gal netgi kokį 50% mano stovyklų dalyvių
pirmadienį nepradeda valgyti. Jos pradeda valgyti antradienį, trečiadienį, ta prasme viskas priklauso nuo nusiteikimo, nuo noro, bet tikrai būna moteris pasiplanuoja, kad štai aš pradėsiu, nes žinau, kad mano pirmosios badavimo dienos bus sunkiausios, o kai protas užimtas, paskaitos, meditacijos, mankštos, viskas įdomu, bendrystė, visi lengvai atlaiko, nėra to viliojančio maisto, kur namuose yra. Ir tada jau grįžus į namus, nebėra to tokio, kad, man čia būtinai kažką suvalgyti. Ir daug sklandžiau galima pabūti dar dieną, 2, 3 ir net 4 pagal pajautimą be maisto. Taigi svarbu tiesiog klausyti savo organizmo, o ne tik vadovautis taisyklėmis, kaip įeiti į badavimą. Taip, tai irgi yra svarbu ir svarbu, kaip išeiti iš badavimo, kad nepradėti nuo kotletų ten su visokiais garnyrais. Bet iš esmės netgi ir kada mūsų organizmas yra adaptavęsis prie tam tikrų maisto produktų, yra pastebėta, jog net ir nepaisant pilnai tų rekomendacijų, kurios dažniausiai yra rašomos apie išėjimą iš badavimo, žmogus gali jaustis gerai, jeigu jis save teigiamai nuteikia. Ta prasme, kad vienuose šaltiniuose bus daugiau, kad išeidinėti su sultim, su vaisiais, kiti sakys, kad daugiau su šviežiom daržovėm. Žinau atvejų, kur žmogus gulėjo ligoninėje ir nevalgė berods 4 ar 5 dienas, ten darė žarnyno tyrimus ir aš klausiu, sakau, tai ką tau atnešė valgyti? Tai sako, atnešė iš pradžių pusryčiam trintos sriubos, o paskui jau kotletai su grikiais parėjo. Normaliai, žodžiu. Jo, ir čia Lietuvoje, žinai, ligoninėje. Tai, jie skaito, aš čia tipo normaliai. Ir aš paskui klausiu, sakau, kaip tu jauteisi po viso to. Taip, bet tai nuo to nemirštama, žinai, tai nereikia pernelyg sureikšminti, nes aš irgi pastebiu, žmonės būna įsibaiminę, kad štai, tai jeigu aš dabar badausiu ir išeidinėsiu, aš visai ten vos nenumirsiu, jeigu aš suvalgysiu kažką ne taip ir pernelyg, taip žinai, vos nevirpančiom rankom, tai ką čia man dabar valgyti. Tai nuo mūsų nusiteikimo visų pirma irgi priklauso, bet jeigu mes su lengvesniu maistu, tokiu, žinai, pirmas 2-3 dienas, tokių iš vis, sakyčiau, be gyvulinės kilmės produktų, netgi mes įeidinėjom, po truputėlį užkuriam tą savo virškinimo ugnį, mums bus daug paprasčiau. Lygiai taip pat kaip ir įeidinėjant į badavimą, aš esu visokių patirčių turėjus. Yra buvę, kad aš, jau čia senai tas buvo, prieš kokius 7 metus, bet buvo, kad susiplanavau savo 5 ar 7 dienų badavimą, aš dabar neatsimenu. Mama pasikvietė į svečius, ten buvo kugelis su vištiena. Ir aš taip norėjau jo ir aš privalgiau ir tai buvo mano paskutinis maistas ir paskui jau kitą dieną prasidėjo mano ten žarnyno valymai, ėjimai į badavimą ir taip toliau ir aš galvojau, tai kaip aš dabar jausiuos, nes tai buvo gal koks 3 toksai ar 4 mano gyvenime, žinai, tas pabadavimas. Irgi galvoju, būsiu prisidirbus. Ir nieko, visiškai nieko, aš dar išgėriau gerųjų bakterijų tą vakarą, kitą rytą, kad tikrai man čia viskas susivirškintų. Ir absoliučiai ramiai, bet jeigu tolesniais kitais visais atvejais, tai aš visada stengiuosi pažaliavalgiauti bent jau dieną arba 2 dienos prieš apskritai apriboti, kad nebūtų to sunkaus maisto, nes jeigu jūs privalgot prieš badavimą gausiai, pavyzdžiui, mėsos, tai paprastai žmogui sunkiau virškinasi ir tas pats tuštinimasis, tai jeigu savaime, sakau, rečiau gaunasi, tai net ir su laisvinamaisiais sunkiau, aišku, su klizmatu viską išplausi, bet kad lengviau jaustis, tai verčiau yra su lengvesniu maistu įeiti į badavimą, su lengvesniu maistu išeiti iš badavimo, o trukmę pasirinkti galima pagal logiką arba pagal pajautimą. Bet man optimaliausia yra 5 arba 7 dienos, jeigu jau baisus startas, tai tos 3 dienos, bet kokiu atveju, tai mano požiūriu, tas 3 dienos visiškai be maisto, jeigu aš lyginu su tuo, kad aš būna ten 2 mėnesius gyvenu to ritmu, kad kas 20 arba kas 24 valandas valgau. Ir aš jeigu palyginsiu, kokie pojūčiai organizme
pokyčiai vidiniai, proto švarumo netgi, kada aš nevalgau tas 3 ar 4 dienas, tai aš labiau užskaitau tas 3 ar 4 dienas. Nors žmogaus protas yra toks, kad visada kažką lengviau. Juk paprasčiau yra kelis kartus į savaitę nevalgyti po 20 valandų ar 24 valandas, negu iš karto nevalgyti, ilgesnį periodą. Bet mes galim prisipratinti, bet protarpinis jis gali būti labai fainai iki tokio ilgesnio sąmoningo badavimo ir po jo. O kaip vis tik tai su to svoriu? Nes, kaip ir šnekėjom, kaip ir sakei, kad tai yra tokia, kaip savęs apgaulė, nes jeigu, aišku, tu vėl pradedi valgyti, tai sugrįžta ir gal net ir su kaupu. Bet tikrai žinau, kad yra slaptų minčių, kad nuvažiavus, ir tarp kitko, aš turiu atvejį vieną labai, labai šaunų mano klientę, kurią tikrai žaviuosi, jinai važiuoja į badavimo stovyklas ir aš matau, puikius rezultatus. Aišku, tai yra labai sąmoningas žmogus ir taip pat laikosi visų kitų rekomendacijų, nevalgo ir svorio nukritimas yra didelis. Tai vėlgi, kaip ir galbūt nereikėtų, čia aš bandau dabar ir diskutuoti ir klausti, galbūt ir nereikėtų to užsibriežti, kad jau svoriui, tai čia ne tikrai, nes vėlgi, jeigu kūnas išsivalo, susitvarko, nėra poreikio valgyti, kaip sakau, ėsti, tokio. Tai vėlgi ir svoris reguliuojasi, tai yra normalu, nes irgi dar ir girdžiu taip pat, kaip sako, sako, aš nevalgau namuose, jau sako, girdžiu vyrą, šiuk, jau ten kokius saldainius ar šokoladą valgo, sako, negaliu, kaip nervai pradeda imti, sako, ir aš noriu, tai tas toksai, turbūt išvažiavimas į stovyklas, jisai duoda, kadangi tu būni su bendraminčiais kartu ir turbūt grįžus ir gyvenant šeimoje ir klausant ten ar vaikai, ar vyras kaip šiukšdena popierėliais, turbūt irgi sąmoningai yra lengviau. Ir pačios stovykla, aš kaip žinau, irgi bus jau neužilgo, gegužį berods, taip. Tai vėlgi galėsim įdėti nuorodą, kas norės, kad pasižiūrėti, nes Edita jau daug metų organizuoja stovyklas. Tai tas toksai bent jau pirmus kartus pabuvimas, atsakau, kai aš irgi šneku, tai tikrai yra daug stipresnis negu savo asmeniškai vienam būti ir badauti, nes kaip ir minėjai, kai svarbu labai tai, kas tavo galvoje, tai, kas tavo mintise ir tai, ką tu tuo metu veiki nevalgydamas, taip? Tai tokie yra tas palaikymas, nes, pavyzdžiui, namie badaujant, dažniausiai dauguma žmonių turi šeimas šalia ir atitinkamai tos šeimos tikrai ne visada palaiko tą badavimą. Jie dažniausiai tiesiog net piktybiškai erzina. Valgyk aną. Netgi būna moteris atvažiavusios į badavimo stovyklą, sako, žinok, sako, ten ar penktadienis, ar šeštadienis, sako, man jau siunčia vyras nuotraukas su šašlykais, kaip jie su draugais baliavoja, specialiai erzina. Ir kada tu atsiriboji nuo to viso žaidimo, nes, aš tai vertinu, žinai kaip, panašiai kaip žmogus, kada atsisako alkoholio, pavyzdžiui, aš 11 metų atsisakius alkoholio ir tos ypač pirmąjį pusmetį, kada tu perini, žinai, ir draugai dar tie patys, ir jie nesupranta, kaip dabar, taigi visi geria, tai ir tu išgerk, žinai. Negersiu ir gaunasi, kad tu tokia kaip ir balta varna, bet, kai kurie žmonės neatsispiria, pavyzdžiui, kiek žinau, tie, kurie rūkantis, jiems sunku būti su rūkančių bendruomenė. Tai, šiuo atveju mes kalbam apie maistą, kuris nežalingas, o naudingas mūsų kūnui, bet vis tiek ta pati paralelė. Tas, kuris valgo ir tą kažkokį tai maisto produktą valgo, kuris jam labai patinka ir žino, kad kitas nevalgo, būtinai reikia jį paerzinti ir pasakyti, kad, tu gal čia suvalgyk, tau čia reikia ir net primygtinai kišti, kad tu suvalgyk, kitaip tu čia numirsi ir panašiai, nors niekas nemiršta po 5 ar 7 dienų nevalgymo, ypač kai geriama tiek daug vandens, tiek daug skysčių, tai nėra šansų, žmonės, žinai, gali ir po mėnesį būti be maisto tokiais atvejais, bet aš tokių kardinalių nepropaguoju nevalgymo. O grįžtant prie tavo klausimo apie svorio reguliavimą, tai aš tiesiog atkreipiu dėmesį, kad jeigu mes einam į badavimą, pavyzdžiui, ten ar 3, ar 5, ar 7 dienos, mūsų tikslas nėra tiesiog, kad aš dabar numesiu tuos 3 kilogramus ir jie dabar taip ir liks -3.
daugeliui jie sugrįžta, netgi jeigu tu ir eini į sveikesnį nevalgymą. Bet gali būti taip, kad jeigu mes paskui atsisakome saldumynų, gliuteno, ten karvės pieno produktų, dar kažkokių produktų, kurie jūs tukina, kurie jums yra visiškai nenaudingi, pradedat labiau derinti tam tikrus maisto produktus tarpusavyje, atitinkamai vyksta progresas. Galbūt jums per badavimą nukrito 3, grįžo 2. Ne visi 3 grįžo. Ir panašiai. Man, ką aš matau, kad sąmoningas badavimas jis duoda tokį proto ir kūno restartą. Jeigu iki tol žmogui buvo itin sunku atsisakyti saldumynų, tai po kelių dienų badavimo jis sako, manęs netraukia saldumynai, aš galiu būti be jų. Po 12-24 valandų dažniausiai to nespėja tas išsivystyti organizme ir tas proto kūno restartas įsiveda į tai, kad mes pradedam rinktis geresnius maisto produktus, pradedam prisižiūrėti, kiek ir ko mes valgome kasdienybėje, galų gale netgi ir pats skrandis jisai sumažėja ir žmogui daug lengviau yra mažinti savo porcijas, negu tiesiog, aš sugalvojau, dabar aš mažinsiu porcijas ir pamažina kelias dienas porcijas, o paskui vėl apsiryja. Tai kada mes pabūnam kelias dienas be maisto, tai jau visa virškinimo sistema eina į poilsį ir atitinkamai grįžę prie mitybos, jeigu mes taip labai saikingai, gražiai grįžinėjam į mitybą su protarpiniu nevalgymu, tai mes galim tikrai gražiai eiti ir į svorio reguliavimą. Tiesiog, kada aš sakau, kad sąmoningo badavimo tikslas nėra svorio reguliavimas, aš atkreipiu dėmesį ypač žmonėms, kurie turi valgymo sutrikimų, kad nereikia eiti nuo vieno ekstremalumo prie kito, kad jeigu jūs turite tą tokį apsirijimą dažną, kad štai aš dabar iš viso nieko nebevalgysiu ir eiti į kažkokį tai pernelyg didelį silpnumą, aš sakau, aš dažniausiai rekomenduoju 5-7 dienos saugu namie. Kiti susigalvoja, aš dabar ten 2 savaitės, 3 savaitės badausiu, tai jau po savo atsakomybę, tokių aš nekuruoju, nes atsiranda daugiau grėsmių, geriau tada būtų su medikų priežiūra ir tiesiog suvokti, kad mūsų tikslas yra savo organizmą atnaujinti, restartuoti, bet nesekinti, nes kada mes sekinam organizmą, kada badavimas yra perlenktas tam žmogui, ta prasme, kad jisai badavo ilgiau negu jam reikėjo, atsiranda tas netgi jo efektas, kad numetė 3, grįžo 4. Kad to nebūtų, reikia suprasti, kaip badauti, kodėl badauti. Tai aš ir būna individualizuotus badavimo planus sudarinėju ir stovykloje kuruoju, kur žmogus jau tada turi aiškų protokolą, aiškų žinojimą, ką kaip daryti, arba čia ir dabar, arba namuose tęsiant, kad mūsų organizmas neitų į tą stresinę būseną ir badavimas praeitų kuo sklandžiau. Jo, ir kaip tik į tą pačią temą ir klausimas, ar jaunam ir senam žmogui vienodai badavimas taikomas. Iš tikrųjų, čia gal net ir galima pratesti, tai ką dabar ir užsiminiai, kad yra vėlgi sveikas žmogus, yra žmonės, kuriem turbūt nerekomenduojama badauti, tai vėlgi praplečiant tą patį, ačiū už klausimą, tikrai dar jį ir praplečiant. Jaunas, senas ir, sakysim, kuriais atvejais tikrai nerekomenduojama arba net negalima draudžiama badauti. Tai viskas labai nuo daugybės faktorių priklauso, bet iš esmės, jeigu tas jaunas jis yra dar netgi iki 18, tai irgi yra nerekomenduojama badauti, geriau, kada tai daro suaugęs žmogus, senas žmogus, kuriam ten virš 70 turi jau judėjimo sutrikimų. Irgi, protarpinį gali taikyti, bet, sakykime, ilgesnius badavimus, netgi ir klizmą tokiam žmogui gali būti sunku pasidaryti, priklausomai nuo sveikatos būklės, gretutinių ligų,
Paprastai, jeigu turi nuolat vartojamus vaistus, geriau jų pilnai nenutraukti, o tai reiškia, kad ir dėl to nedėrėtų eiti į ilgus badavimus, kad pernelyg nedirginti ilgą laiką savo skrandžio. Ligos kaip cukrinis diabetas, onkologija, besilaukiančios moteris, maitinančios moteris ir panašus atvejai, tai yra, kada žmogui nerekomenduojama nei badauti, nei antiparazitinės programas darytis, dėl kad jie yra tokia jautresniai fazai. Arba žmogus, pavyzdžiui, būna man sugalvoja parašyti, sako, nu va, aš dabar čia peršalau, kosiju, sergu, galvoju, vis tiek valgyti nenoriu, galėčiau pabadauti aš čia prie to pačio. Nu, iš dalies, taip, žinai, gali pabūti ten kažkiek su apribota tą mitybą ilgesniais tarpais, bet mes turėtumėm eiti į tą badavimą, kur, ten, pažiūrėjau, sakau, ten kelios dienos, 5-7 su klizmomis, tada, kada mes esam sveiki, kada mes esam normaliame būvyje, o ne snarglių pilna nosim, žinai, ir čia aš dabar prie to pačio pabadausiu, nes, nu kaip, mūsų imunitetas, mes jį norim sustiprinti, mes norim, kad mūsų ir gerosios žarnyno bakterijos, kad jos atsigautų, kad mes su klizmomis išvalytumėm tas blogasias žarnyno bakterijas, kad mes galėtumėm grybelį kandidą mažinti, naikinti. Bet kad tai eiti, tai turėtumėm pakankamai vidutiniškai arba gerai jaustis ir stebėti visada savo savijautą. Taigi rekomendacija gali būti net ir labai panaši. Tikrai yra žmonių ir mano akimis matytų, kuriem yra ir virš 60 ir jie puikiai pakelia tą 5 dienų badavimą ir jaučiasi gerai, nes jie ir šiaip judantis yra žmonės sportuojantis, kai tuo tarpu gali būti 20-metė, kuriai yra mažas svoris, tas kūno masės indeksas ir taip mažas ir dar nori badauti, tai jau geriau tada susilaikyti tokiam žmogui arba turėti tokį, nu, žinai, vieną kartą metuose tokį pabadavimą ir viskas. Iš esmės tokie 2 kartus metuose rekomenduočiau, kada tokie 5-7 dienų badavimai su klizmomis, o jeigu be žarnyno valymo tokie trumpalaikiai, tai jie gali būti daugiau kartų. Taigi priklausomai nuo situacijos, mūsų tikslas nėra sutrikdyti žarnyno mikroflorą pernelyg dažnai darantis klizmas. Tai gali būti epizodai 2 kartus metuose, kada tai yra atliekama, visas likęs laikas turi būti mūsų atsistatymui žarnyno mikrofloros arba galime trumpalaikius dienos, maksimum 2 padaryti tokius detoksus be žarnyno valymo. O dar tada klausimas, nes labai irgi populiaru antiparazitiniai visi mišiniai. Tai ar gali būti, nežinau, kad vis tiek sulauksi tokio klausimo, kad sako, nu va, aš dabar suvartoju antiparazitinį mišinį 21 dieną ar 3 kartus po 21 dieną, tikrai yra įvairių variantų, tai ką man dar badauti? Tai yra skirtingi dalykai. Dar pažymėsiu, kad kai kurie galvoja, kad jeigu badauji, tai tau irgi parazitai išsivalo. Ne, bet dėl to, kad parazitų turi, gali silpniau jaustis badavimo metu, nes badauji ne tik tu, bet ir badauja parazitai. Todėl tiem, kuriem galvas skauda arba netgi kažkodėl pykina badaujant, tai dažniausiai būna susijęs su būtent parazitais. Taigi antiparazitinė programa prieš badavimą arba jeigu jau nespėjot, nes kaip ir minėjai, dažniausiai ten 20, 30 ar 40 dienų tai užima, galima ir po badavimo tą dalyką taikyti, antiparazitinę programą, bet tai yra 2 skirtingi dalykai, kadangi kada mes badaujam ir su klizma mes valom storį žarnyną, bet plonajame žarnyne taip pat gyvena parazitai, ir žoliniai antiparazitiniai maisto papildai, kur įeina kartusis skėtis, ar ne, pelynas, juodasis riešutmedis, kai kurie būna su bitkrėsle ar šlamučiu papildai, įvairios schemos gali būti, bet aš gal sakyčiau, atkreipčiau dėmesį į tos 2 pagrindinius man labiausiai rezonuojančius ingredientus, tai juodasis riešutmedis ir pelynas.
Tai labai šaunios priemonės mūsų parazitų valymui ir jos turėtų būti taikomas bent 2 kartus per metus, nes parazitų mes galim įkvėpti su oru iš dirvožemio, mes galim gauti per gerai nenuplautas kažkokias tai uogas ar daržovės. Ir tai gali atrodyti, kad mes visada plaunam rankas, mes visada viską valgom gražiai, bet pasimyluot su šuniu, paglostyt jį, nenusiplaut rankos. Ta prasme, tai yra ant tiek sunkiai kontroliuojami dalykai, kad iš savo patirties galiu pasakyti, jog buvo etapas, kada aš darydavau visą laiką ir antiparazitinę programą, ir badavimą. Paskui buvo kokie 3 metai, kai aš darydavau tik tai sąmoningą badavimą be antiparazitinės programos, nes galvojau, aš tai jau gerai apsivalius esu, tai man gal to ir užtenka, nes aš ir vėlgi tos sąmoningus badavimus einu ne iš to gero gyvenimo, kad man viską virškina ir aš jaučiuosi nuostabiai. Tai yra mano įsisenėjusios problemos, kurias aš noriu iškrapštyti ir situacija gerėja, nes pernai vasarą aš jau nebečiaudėjau ir man šielligė nepasireiškė, tai aš jau laikau kumštukus, kad ir šiemet būtų panaši situacija. Bet tai kiek metų tau reikia, atsiprašau, kad šienligės nejaust? Aš nežinau, kiek gali būti, tai yra tiek individualu, tai ir su kepenų darbu susiję, ir su storuoju žarnynu, ir su gerosiom bakterijom. Man sunku atsakyti, aš visą vaikystę buvau alergiška šunim. Prieš kelis metus turėjau situaciją su uošvienio šuniuku, kur reikėjo vežti kirpyklą ir jisai ten pilnas pūkų visą mašiną, aišku, kad neveisilinis, joks ne hipoalerginis. Ir aš nei kart nesučiaudėjau ir tik įdomu, fantastika, kas vyksta organizme. Taigi tiesiog mums reikia laiko ir tos antiparazitinės priemonės, ką aš norėjau grįžti prie tos temos, jau kažkurį laiką, sakykime, nebevartojau ir ką aš pajutau nuovargį, netgi pagalvojau, čia ką, žinai, maždaug pasiekiai 3-5 ir viskas, pareina tas silpnumas, nuovargis ir galvoju, palauk, aš taip senai kelis metus jau nevartoju antiparazitinių, sugerkim. Ir tada toks, žinai, per mėnesį laiko kaip šydas nuo akių nusiėmė, jauties energingesnė, jauties, kad nori daugiau kažką veikti, daryti ir nebėra to tokio kažkokio tinginio, tingiu, nedarysiu. Tai labai parazitai nutraukia energiją ir duoda tos tokios apatijos, tinginystės, atitinkamai, kada mes apsivalom savo organizmą, tai sakau, tiek emociškai, tiek fiziškai gaunasi tas toksai, kad aš noriu kurti, noriu daryti, noriu sportuoti, noriu judėti, noriu dirbti kažką, tai džiaugtis gyvenimu labiau, negu tada, kada mes esam tokie primigdyti tų parazitų, kurie dar reikalauja, duok man kažką saldaus. Jo, čia toks labai įprastas ir žinomas reikalas. Iš tiesų, aš pati, kol nepabuvojau ir Vedos stovykloje, čia kas žino, kas seka, bet kadangi grupė, tai galiu užsiminti, nes aišku, ten nedaug, ten buvo, kaip nedaug badavimo, pavadinkim, tai 3 dienos, bet ten buvo ilgas įėjimas, ilgas išėjimas ir aš iki dabar maitinuosi tais pačiais ir Vedos principais, tai tikrai va, tas saldumynų poreikis man buvo pirmiausia, ko aš labiausiai džiaugiausi, kad aš nebenoriu, tai pamatai saldumynus, tu net nejauti, kaip tu ten įsidedi, gerai, vieną, žiūrėjau, tu 3 suvalgiai vietoj vieną. Tai man buvo turbūt didžiausias pasiekimas, kad aš labai ramiai pradėjau reaguoti į tai, man tikrai buvo labai smagu, nekalbant apie kitus pliusus. O sakau, vėlgi tas pats Polis Bregas, jisai badavimo pradininkas, jisai sakė, aš gyvensiu 120 metų ir netgi senatvėj gydytojai stebėjosi jo tyrimų rezultatais. Jau tada prieš tiek metų buvo labai keista, taip kad vėlgi vienas iš įrodymų. Tai kaip sakau, ar jūs pasiryšit badauti ar ne, tai bent jau šitą informaciją norisi, kad būtų naudinga, kad žinotumėt, kad tai yra vienas iš būdų, kaip Edita sakė, restartinti, perkrauti savo organizmą. Tai labai ačiū Editai už pasidalinimą ir
kaip sakiau, Edita yra ir DAO praktikų instruktorė, ir apskritai sveikos mitybos propaguotoja, sveiko gyvenimo propaguotoja, papildomos alternatyvios medicinos magistrė. Badavimo stovyklas dabar jau nežinau, kiek metų rengi, jau daug metų. Jau daug. Aš kažkaip anksčiau netkreipdavau dėmesio, o dabar pernai tik kažkaip. 6. Tai kažkur apie 6 jo organizuoju. Tai va, tai tiesiog pasidalinsiu, jeigu kažkam irgi bus įdomu, tai galit ir pas Editą, nežinau, kiek ten tų vietų kaip yra, bet irgi galit galiausiai turbūt paklausti gali vėlgi, nes visą laiką tą informaciją, kaip sakau, dalinkimės. Nes tik tai dalindamiesi mes sužinom daugiau, mes suprantam ir mes tada galim pajausti, ar tikrai mums to reikia ir ką mes galim iš to turėti. Tai ačiū dar kartą labai. Ačiū už pakalbinimą. Pakomentuoti gal dar tie, kurie esate bandę ar protarpinį nevalgymą, ar 1, 2, 5 dienų nevalgymus. Kaip jūs į tai įėjote, kaip išėjote, kaip jūs jautėtės, nes labai įdomu ir pasitikruoti tarpusavyje, manau, galbūt kažkokį patarimą galėsiu jums ir iškart parašyti prie šito video. Na, o sąmoningo badavimo stovyklos mano bus gegužę, birželį, liepą, rugpjūtį. Taip, kad kas mėnesį po stovyklą, kurioje aš kartu nevalgau tas 3 dienas ir kuruoju moteris, tai visą info galite rasti tiek mano asmeniniam profilyje, tiek badavimas.com puslapyje ir labai dėkinga Daliai už mūsų pokalbį. Gerai, tai ačiū dar kartą ir iki susimatymo tada. Viso.